Tai labą dieną, labas vakaras. Šiandien pabandysiu atsakyti kelis klausimus, kurie buvo grupėje, tie keli klausimai. Tai čia Loretos Bočkienės apie keletas čia klausimų ir apie pinigus ir apie tą dvasingumą, kai esi lyg ir mokytojas, padedi kitiems žmonėms, o savo vat būna kažkokių klausimų. Tai pradėsiu nuo pinigų, nuo gausos energijos, kas tai yra, kaip aš tai suprantu. Aš nežinau, ar taip yra, bet aš taip jaučiu ir suprantu, kad su pinigų energija yra mūsų kiekvieno individualus santykis, ryšys, mūsų kažkokios bendros su pinigų energija patirtys iš praėjusių gyvenimų. Ir galima pradėti nuo tokio vaizdinio. Pasiruošiam darbą su savim, ar ne, išvalom ryšio kanalą, praplečiam, atsisiunčiam reikiamus suvokimus, energijas ir žinias, viską, ką jau esu sakius, pasidarom. Ir su pinigų energija, kas yra, galim pasižiūrėti per vaizdinį, išsišaukti tokį vaizdinį, ar ne, užduodat savo klausimą, koks yra mano santykis su pinigų energija. Ir tą pinigų energiją tarsi įsivaizduojam kaip žmogų, ar ne, kaip apčiuopiamą dalyką. Ir pasižiūrim, kaip mums su tuo žmogum, su ta pinigų energija. Ar mumis pasitiki pinigų energija, ar tarp mūsų yra ryšys. Gal ta pinigų energija kažkur toli užsisukus, gal jinai nenori bendrauti, gal nepasitiki, gal piktai žiūri. Kaip jau jums pasirodys taip. Čia šitas pratimukas nusistatyti savo, kokiam taške esu šiuo metu su pinigų energija, ką man jinai sako, ką nori pasakyti ir ką reikia su tuo daryti. Mums būna kartais, ar ne, kad mes stengiamės, darom, dirbam, bet tie pinigai neteina, ta gausa nesijaučia. Tai greičiausiai yra dėl turėtų praeituose gyvenimuose patirčių, kada, sakykime, aš neteisingai elgiausi su pinigų energija, kada aš neteisingai juos naudojau. Galbūt įvyko kažkokie skaudūs dalykai, patirtys, situacijos, kur sakiau, pinigai yra blogis, pinigai yra nešvarūs, pinigai gadina žmogų ir man jų nereikia. Galbūt aš pralošiau namus, nežinau, ten vaikus, dar kažką, nusiritau į dugną, galbūt prisiskolinau, galbūt mane nužudė už tas skolas ir viduje susiformavo tas požiūris, kad jau ne ačiū, bet aš gyvenime pinigų nenoriu turėti, nes jie daro blogai. Galbūt ėjau į vienuolyną ir daviau neturto įžadus. Neturto, skaistybės, dar kažkokius, nes tiesiog, kada su religija susijęs, tai jau pinigai irgi ten turtas yra blogis, veda žmogų iš kelio ir taip toliau. Realybė yra tokia, kad ne pinigai gadina žmogų. Pinigai yra stipri energija ir ji tik atskleidžia, koks žmogus yra, koks jo vidus, kokias jisai savybės turi, kiek jame godumo, kiek jame valdžios troškimo, kiek jame yra tos galios poreikio, kurią suteikia pinigai. Ir visa tai mumyse, jeigu buvo kažkada praeityje, jeigu turėjom daug pinigų, jeigu juos naudojom neteisingai, turim kažkokias pasekmes, patirtis neigiamas, jos aišku niekur nedingsta, lieka sielos atminty failuose. Ir šiame gyvenime gali būti sąmoningai blokuojama pinigų energija, gausos energija, kuri iki mūsų neteina. Ir tada gali daryti, iš esmės, ką nori, čia stengtis, verstis per 5 darbus dirbti, bet tų pinigų kaip nebus, taip nebus. Gal bus, bet tik poreikiams būtiniems patenkinti ir ne tiek, kad jaustumėsi laisvai ir atsipūstum. Tai tam reikia sutvarkyti santykį su ta pinigų energija, atsiprašyti jos. Kaip žmogaus, pavyzdžiui, jeigu aš nuskriaudžiau kažką, aš nuoširdžiai atsiprašau, kad aš nesupratau, kad aš nepajaučiau tos pinigų energijos, neišnaudojau jos teisingai. Mintyse galima pasakyti, kad paleidžiu automatiniam pradirbimui visus gyvenimus, kuriuose neteisingai elgiausi su pinigų energija, kuriuose sukūriau pasekmes neigiamas ir savo, ir mane supantiems žmonėms, kad galbūt sugrioviau savo ir kitų žmonių gyvenimus,
neteisingai naudodama pinigų energiją. Jeigu savyje randame godumo, tos valdžios galios troškimo per pinigus, ar ne, taip aš turiu daug pinigų, vadinasi, aš galiu čia nuspręsti, kam gyventi, kam mirti, kam padėti, kam nepadėti, tai irgi reikia tą godumą savyje, bet tą valdžios poreikį tokį neteisingą rasti savyje ir tą, pavyzdžiui, godumą keisti ir transformuoti į pilnatvės jausmą. Aš jaučiuosi pilnas, pakankamas. Manimi pasirūpinta, aš turiu visko, ko man reikia, man visko užtenka, ta gausa, pajautimas gausos, kad viskas yra gerai. Nusiųsti energetinės kompensacijas mintyse visiems, kas nukentėjo nuo mano veiksmų. Nusiųsti atleidimus, kad aš atleidžiu visiems, kurie mane nuskriaudė galbūt praeituose gyvenimuose, kurie naudojo galę, pinigus, mane valdyti kažkaip, paveikti mane. Dar tas dalykas, kad mes dažnai taupome pinigus juodai dienai, bet čia yra traukos dėsnis. Jeigu aš taupysiu juodai dienai, tai juoda diena tikrai ateis. Tai geriau ne juodai dienai juos taupyti, o apskritai pinigai yra tokia energija, kuri mėgsta judesį, pasitikėjimą ir judesį. Jeigu aš pasitikiu pinigų energiją, mano santykis su ja yra geras, esu susidraugavus. Tų pinigų visada bus tiek, kiek reikia man šiuo metu, bet aš turiu būti drąsi ir nebijoti juos leisti tam, kam aš noriu, nuo ko širdis mano dainuos, ar ne? Žmonės nori kažkur nukeliauti, nuvažiuoti, mokytis, kažką savo nusipirkti, bet neleidžia, nes bijo ateities, bijo, kad nebus pinigų vėliau. Tai ir reikėtų dirbti su ta pinigų energija, su ta baime, kad aš tą baimę keičiu ir transformuoju į drąsą, į pilnatvę, į pasitikėjimą, kad manim bus pasirūpinta. Per tą prizmę reikia žiūrėti. Ir su ta pinigų energija reikia elgtis labai atsakingai. Dažnai būna, kai paklausi žmogaus, turėtum milijoną, ką darytum, jie sako, padėčiau mamai, broliui, sesei, ten dar kažkam nupirkčiau, kažką pastatyčiau, padaryčiau, vienu žodžiu, ar ne? Klausimas, ar mes galim tai daryti, ar tam žmogui pagal šio gyvenimo planą yra praturtėti. Kaip pavyzdys, galbūt, sakykime, mano mama neturi pinigų, skurdžiai gyvena, nes praeitam gyvenime kažką nužudė dėl pinigų, dėl godumo. Ėjo, praėjo, šitas gyvenimas jau kitas, viskas ok, bet jeigu jinai gaus ten, sakykime, 100 000, milijoną, joje gali aktyvuotis tos neigiamos savybės, kurias jinai turėjo ir kurių dar nepradirbo. Ir aš būsiu atsakinga už tai, kad aš jas iškėliau nepasiruošusiam žmogui. Ir pasiekmės tame yra, už viską reikia vis tiek atsakyti. Todėl reikia labai atsakingai žiūrėti, kam duodam, kaip duodam, kodėl duodam, ar iš gailesčio, ar iš dar kažko. Iš gailesčio duoti tai irgi nėra geras variantas. Reikia pirmiausia tą gailestį savyje pradirbti į atjautą, į supratimą, kad tai nebūtų neigiama emocija, iš neigiamos pusės duoti. Sakykime, aš retai kada aukoju, aš geriau, ne minusą kursiu, ne auką, kaip pasakyti, bet pliusą, paremsiu kažką dirbančius, darančius, ten draugę, karoliukus veriančią, kad tai paskatinčiau augimą. Mano pinigai tada prisideda prie augimo. Taip pat mintyse galime išvalyti pinigų energiją, kuri pas mus ateina, gauni atlyginimą ar ne, ir sakai, aš išvalau šitą pinigų energiją nuo visko, kas joje neturi būti, nuo to lūkesčių kažkokių gailesčio, nes kiti sumoka ten, pavyzdžiui, nežinau, už mašinos remontą ir kaip čia, žinai, tų pinigų ir taip trūksta ir pakrauna tą energiją pinigų tuo tokiu sunkiu svoriu. Man to nereikia, aš galiu išvalyti. Lygiai taip pat už kažką mokėdama, aš irgi galiu išvalyti tą pinigų energiją, sakydama, kad aš duodu pinigus, moku, bet su džiaugsmu, be gailesčio, aš ją išvalau ir žinau, kad jinai mane pasieks ir ateis ir aš jų turėsiu tiek, kiek reikia. Ir kol kas, nežinau, visada tai būdavo. Negyvenu pertekliuje, kad nežinau, kur dėti tuos pinigus. Bet tiek, kiek man reikia, jų visada ateina ir būna ir nebetenka badauti. Nors buvo laikas, kai buvo labai sunku.
kada neturėjom ką valgyti, dar vaikų nebuvo tada, bet ten ant kruopų sėdėjom su vyru. Ir aš žinau, kad aš savo sakau, kad aš tą skurdo neturto pamoką jau praėjau. Aš matau, kad koks buvo mano sąmoningumo lygis tada ir dabar, tai yra didelis skirtumas ir man nebereikia kartoti tos skurdo pamokos. Aš jau ją žinau. Ir tada ant tokio žinojimo, pasitikėjimo savim ir ta pinigų energija, kai gyveni, tu žinai, kad taip, dabar atrodo beviltiška, bet tu žinai, kad vis tiek tavim bus pasirūpinta ir atsiveria tada tie kanalai gausos ir tave jie pasiekia. Bet tam reikia tą jausti, tą dėkingumą tokį. Ne iš trūkumo gyventi ir galvoti, kaip blogai, o kas yra gerai. Aš atsimenu dar, kai į bažnyčią eidavau, močiutė buvo religinga labai ir mesdavausi į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir man labai buvo toks įdomus dalykas pamokslė, kai sakydavo, kad iš tų, kas neturi, bus atimta, o tie, kas turi, tiems bus duota. Kažkaip panašiai, aš ten neprisimenu, bet esmė tokia ir aš taip nesuprasdavau, tai kaip, koks šis Dievas neteisingas, tai kaip gali atimti iš tų, kurie ir taip neturi, vargšai, taigi jiems reikia duoti ir atvirkščiai, tie, kurie turi, taigi gali pasidalinti. Tuo metu, kaip vaikas, aš nesupratau, kad ši vieta kalba būtent apie gausos dėsnį. Gausos dėsnis visatos yra toks, kad jeigu žmogus jaučiasi turintis, jeigu žmogus jaučiasi dėkingas, vertinantis tai, ką turi, nežiūrint į tai, kad galbūt jam trūksta ar ne, bet viduje tu esi dėkingas ir pilnas, tau bus duota dar daugiau. Ir tas, kuris visada mato, kad viskas tik blogai, negerai, kad čia nesiseka, visi tik nori apgauti, visi nesąžiningi, o aš čia vienas toks labai vau ir kaip čia taip gali būti, iš tokių bus atimta. Toks dėsnis. Tai reikia tą turėti omeny. Ir prasivalyti šiek tiek tą santykį, pasižiūrėti, kai paleisit automatiniam pradirbimui gyvenimus, gali būti, kad iškils kažkoks vaizdinys, kuriame pamatysite, kaip gyvenot, kaip tuos pinigus ar ten švaistėt, ar naudojot ne taip, kaip reikia. Tai taip, kaip dabar darytumėte, elgtumėtės su žmogum, su kuriuo pasielgėt neteisingai, tai lygiai taip pat mintyse irgi galite pradirbti tą pamatytą momentą, kaip sakau, atsiprašyti, atleisti, nusiųsti energetinės kompensacijas ir paleisti automatiniam pradirbimui tuos gyvenimus be sąmoningo įsikišimo. Ir tada pasižiūrėti subtiliam, o kokia dabar situacija mano santykis su pinigų energija. Gal jau jie atsisuko, gal jau jie atleido tie pinigai, gal jau galima bendrauti, pasikalbėti, susitarti kažkaip. Tai per tą reikia pasižiūrėti. Toliau dabar skaitau. Kas čia yra? Baimė dėl vaikų, kad gims su negalia, neįgalus, bus kažkas blogai, nebus kantrybės. Tos baimės, nesaugumas, jis yra irgi dėl tų turbūt praeičių prisiminimų vidinių, kad kažkas buvo negerai ir taip toliau, bet ką aš galiu pasakyti? Turiu 4 vaikus. Besilaukiant būdavo tų irgi minčių, kad o jeigu gims kažkas apsigimęs, bus problemų kažkokių, ar aš pasiruošus tam, ar aš galiu tą. Ir vienas vaikas turi neįgalumą, saulė neturi plaukų, ačiū Dievui, prasidirbom, radom priežastis, jie auga, laukiam, žiūrim, kas toliau bus. Bet esmė tokia, kad aš nieko nekeiščiau, aš esu dėkinga už tuos vaikus ir aš jų nei vieno neatsisakyčiau, tikrai. Ir tos jų ligos davė tiek daug davė augimo, brandos, suvokimų, pokyčių gyvenime, taip užaugino, kad be tų sunkumų, tu gyventum komforto zonoje, tokia, žinai, kaip sakau, tai salotėlė šiltnamyje. Viskas gerai, ramu, tarsi nieks nevyksta, bet mes ne to čia gimstam. Mes kaip sielos gimstam čia patirti, išmokti, padaryti kažkokį pokytį ir savo kaip sielos evoliucijoje, ir pokytį aplinkoje, gyvenime, įnešti savo kažkokį tai štampą. Ir sėdint komforto zonoje, kur nieks nevyksta, tik drugeliai straidžioja, tai nevyksta tas augimas, ta branda tokia tiesiog. Kažkodėl kol kas mes gyvenam dualiame pasaulyje, gėris, blogis, šviesa, tamsa, sunkumas, lengvumas ir per tą mes ir einam. Kol kas nepasikeitė dar niekas.
Tai galima, aišku, augti per suvokimus, nepatiriant tų skaudžių situacijų, bet žmogus toks yra kol kas, kad jisai, jeigu jam gerai, jisai nieko ir nekeis, jisai neauks, netobulės, jisai mėgausis tuo gerumu, bet realus pokytis neįvyks. Ir, pavyzdžiui, mano ligos atveju, tai aš tik ligai esu dėkinga, kad esu tokia, kokia dabar esu, kad žinau tai, ką žinau, kad sutikau žmonės, kokius sutikau. Nieko nekeiščiau, aš nežinau, jeigu mane mama būtų ten vežiojus per kažkokius ten burtininkus, bioenergetikus ir taip toliau, ir tipo nuėmus tą ligą, ar ne, pagydžius mane paauglystėje ir vaikystėje, aš būčiau labai daug praradus žmonių, su kuriais susitikau, žinių, suvokimų, aš nežinau, ar aš būčiau tokia, kokia dabar esu. Tai reikia suvokti, kad mes nesam fiziniai kūnai, tik tai, kad mes esam daug daugiau. Ir tas daug daugiau nori augimo. O augimas vyksta per patirtis, įvairias patirtis, tiek geras, tiek blogas. Ir šiaip blogų patirčių nėra, yra tik tai duodančios kažką. Tai kaip mes į tai žiūrėsim, viskas priklauso nuo to, ar kaip į minusą, blogybę, traumą, kažkokį tai gyvenimo nepasisekimą, ar kaip į iššūkį, kuris mums kažką duos gero ir kažko tai auginančio. Taip, toliau, tinginystė. Tingėti kartais irgi yra gerai. Tinginystė ateina tada, kada nedarom tai, ką turim daryti, arba perdegam darydami tai, ką darom. Arba einam ne tuo keliu, kada jaučiam, bet irgi buvo klausimas ten apie tą pilnatvės jausmą, kodėl nejaučiam pilnatvės jausmo, lyg ir viskas gerai, bet kažkas negerai ir nežinai, kas negerai. Tai būna tokios emocijos ir prieš gimtadienį, ir per pilnatį, ir čia daug kas įtakoja gal mūsų tas emocijas, bet dažnai tai būna tada, kada neišpildom visos savo sielos kaip programos, ko mes čia gimėm. Kai netrandam iš tikrųjų savo to kelio, o einam kažkur tai pagrioviais, gal kažkokią situaciją išmušėm nuo to kelio ir dabar grioviu varom, reikia grįžti į kelią. Gal kažką ne taip darom, nes su tom energijom, ne ant to pamato statom, tai reikia permastyti, pažiūrėti, ar tikrai aš esu ten, kur turiu būti, ar tikrai darau tai, nuo ko širdis dainuoja. Ir po truputį nešokti ten kaip be sparnų į bedugnę, o po truputį žingsnis po žingsnio ieškoti, dairytis, o tai ką aš turiu daryti, o tai kaip aš turiu gyventi. Aš atsimenu, 3 vaikai buvo dar tik tai ne 4 ir buvau daugiavaikiai namų šeimininkė, sėdėjau namie, vaikus auginau ir mano visas gyvenimas sukosi namai, vaikai. Ir buvo tas etapas, kad nepasitenkinimas gyvenimo, atrodo, ko reikia, stogas yra, namai yra, nuosavi, valgyti netrūksta, kaip pasakyti, visko yra, bet negerai, negerai, reikia iššūkių kažkokių, reikia veiklos, savirealizacijos, tai ta pati Maslovo piramidė, jinai veda aukštyn į savirealizaciją, pripažinimą, į reikšmingumą kažkokį, tai žmogus to siekia. Ir ką aš pradėjau, ten įsirašiau į bendruomenę kaimo, kažkokį projektą padariau, tas bendravimas kažkoks atsirado, tada atėjo mintis padaryti mamyčių tokią kaip susitikimų kažkokį tai laiką, kad galiu pasidalinti vaikų auginimu, jų ten sveikatos reikalais, kaip spręsti. Tiesiog su mamom išeiti, pasėdėti arbatos išgerti. Nuo to prasidėjo mano paskaitos, kada aš išlindau iš namų, pradėjau savo energiją skirti ir aplinkai, ir savęs auginimui. Vaikai tiesiog nustojo sirgti, nes jau nebereikėjo jiems deginti mano energijos nepanaudotos, kurią aš kaupiau, atsiduodama tik vaikų auginimui. Bet mes nesam vien tik mamos. Mes esam ir žmonos, ir moterys, ir draugės, ir dukros, ir kolegės. Mes turim daugybę vaidmenų, kurie turi eiti tolygiai, plėstis į išorę nuo centro, nuo manęs ir skirti turiu energiją, laiką, ne tik mamos vaidmeniui, nes tada tapsiu ameba kažkokiu sugriuvusiu bokštu gulinčiu. Aš turiu augti į visas pusės plėstis. Tada ateina ta pilnatvė. Apie tai reiktų irgi pamastyti ir pasidaryti savo tokį, kiek procentų aš skiriu energijos, laiko, dėmesio vienam vaidmeniui, kiek kitam, kiek trečiam. Ir pasižiūrėti, kur trūkumas ir ten tada kompensuoti. Taip, toliau. Veido bėrimai, alergijos, maistas, Veido bėrimai, alergijos, aplamai, kas su veidu susiję, visokios aknės ir taip toliau, tai dažniausiai būna dėl kaukių nešiojimo. Kada aš apsimetu arba bandau apsimesti aplinkai, kad esu tokia, o viduj galbūt kitokia,
Jeigu bijau parodyti savo tikrąjį veidą, slepiuosi arba kažkaip netaip išreiškiu save, veidas vis tiek tą kaukę parodo, išmuša spuogeliais, dar ten kažkur. Alergijos tokios, tai reiškia daugiau susierzinimą, vidinį susierzinimą. Pas mane dabar yra kaip tik tokia situacija, kada pas mane yra viduj susierzinimo, tokio nepasitenkinimo vidinio dėl situacijos, dėl to, kas vyksta, ne taip, kaip aš noriu, nes kontrolė sukilo. Dukrai pradėjo, pakilo histaminas ir niešti kojas, tai oda visą niešti, tai neišberta, bet tiesiog niešti. Ir jinai kasosi, jie negali, nervuoja ir aš tik šią naktį supratau, kad čia nuo manęs, tuo ryšiu nutekėjo, jau prasileidau, konkrečiai prasileidau ir turėjau tvarkyti, atstatyti viską, kad jie nebeniežėtų ir susirinkti savo tuos visus nepasitenkinimus kažkuo ir panašiai ir prasidirbti. Atsikėlė, taip jau nebeneištėjo, bet vis tiek dar reikės tvarkyti šitą situaciją, nes tai yra giliau matyti kažkas, nes taip lengvai neprasidirba. Tai va tokie reikalai. Toliau. Maistas. Maistui duodame tiek daug vertės, bet ar tikrai taip svarbu, ką valgome? Taip, tų situacijų tai yra tiek daug su maistu, kas susiję, ar ne? Kaip mes sureikšminam maistą, kaip mes jį žiūrime. Aš tik tiek suprantu, jeigu aš nusiperku obuolį iš parduotuvės ir aš jį laikydama galvoju, oi blemba, kiek jis čia pripurkštas, kiek jame chemijos, kiek jisai čia nenatūralus, kiek jisai čia modifikuotas gal genetiškai. Ką mano mintys daro su tuo obuoliu? Kuo pakraunu aš tą obuolį, kokį tą obuolį aš savo vaikam paduodu, kokią energiją jie valgo. Faktas, kad tai kenks tam vaikui, faktas, kad taip bus, nes aš užkroviau tokią informaciją. Bet jeigu aš plaunu tą obuolį ir galvoju, va, obuolys, vitaminai, aš turiu tuo tikėti. Ne tai, kad ten mintyse, protų sakau, oi, kaip gerai, bet viduj, oi, ne, čia labai blogai, čia blogas dalykas. Ne, aš turiu pasitikėti, tikėti savo kaip kūrėjos galiomis, kad aš pakeisiu to obuolio struktūrą, kad aš pakeisiu tą maistą ir pritaikysiu jį savo vaikų struktūroms ir jis taps geriausiu vitaminų šaltiniu mano vaikams. Gerai, kai turim pasirinkimą valgyti savo sodo obuolį ir tas sodas ten kažkur miškuose, laukuose, kur nepasiekia mašinos ar ten dar kažkas, žinom, kad ten ir iš viršaus dabar jau purškia nelabai, tu nuo to pasislėpsi, nuo tos visos chemijos, kuri yra aplinkui mus ir kiek jos visur yra vandenyje, ore ir taip toliau. Bet iš mūsų nieks dar netėmė kūrybinių galių, transformacijos galių, energijos įnešimo galių į aplinką. Tai įnešinėkim tą energiją į aplinką tokią, kokio mes norim, kad mus suptų. Keiskim tą maistą, valykime jį, atstatykime, transformuokime, taip kaip mums reikia, ko reikia mūsų vaikams, ko reikia man. Purkime su meile, bliūdus plaukime su meile, Ir tai yra galingiausia energija, kokia dar chemija, ar ne? Yra genčių, kurios geria nuodus ir jų nenunuodysi, nes jie mintyse žino, kad jiem tai nepakenks. Ir tas, kad ten vieni sako, maistas ten turi būti tik žaliavalgiškas, kiti sako, kad ne, būtinai reikia mėsos, kiti sako, pienas gerai, kiti sako, pienas blogai. O nei taip, nei taip. Įsivaizduokim, drugelis ir drakonas abudu skrenda. O koks mitybos racionas? Vienas minta nektaro, kitas duok mėsos. Nekaltų mergelių, ar ne? Kaip pavyzdys. Ką aš noriu pasakyti? Mes visi žmonės esam labai skirtingi, atėję iš skirtingų pasaulių, su skirtingomis struktūromis, su skirtingais poreikiais. Vienas gali ten 30-50 metų gyvent ant agurkų, žaliavalgiškai valgyti tiktais, o kitam be kepsnio jisai užlenks kojas tiesiog, nes kitaip pas jį nesitransformuoja neigiama energija, nenusiima krūvis emocinis, nevyksta organizme įsisavinimo medžiagų procesai. Todėl palikime kitus žmonės ramybėj, ką jie valgo. Valgo mėsą, tegu valgo, jam taip reikia. Jeigu jisai nori šiame etape valgyti mėsą, vadinasi, jam taip reikia. Įsiklausykime į savo kūną. Ne kas ką sako, ne kas ką rašo, kas kenkia, nekenkia. Tam žmogui, kuris parašė, kad kažkas kenkia, jam turbūt ir kenkia. Man galbūt tai nekenkia. Aš turėjau pavyzdį, kai ėjau pas vieną gydytoją, kuri folio metodu, ar kokį ten tikrina, kas tinka, kas netinka. Turi ten tą
aparačiuką, ant jo padeda ten kažką ir ten rodo rezonansas, ten veikia ar neveikia. Ir jinai sako, va žiūrėkit, kaip jums kenkia kava, nes kava aplamai labai kenkia ir reikia pažiūrėti. Ir jinai padaro tą patikrinimą, ten prie mano piršto prideda tą tušinuką, ten tą metalinį ir nerodo aparatas, kad man kenkia. Nes aš viduje jaučiu, kad aš noriu kavos. Man skanu ryte ją išgerti ir aš ją išgeriu be jokio sąžinės graužimo, be jokio, kad oi, čia priklausomybė. Bet man nepriklausomybė, man yra faina, aš gerai jaučiuosi. Aš netimsiu kol kas, nenoriu atimti iš savęs šito smagumo, ar ne? Tada jinai sako, gerai, čia, gal gali būti taip, pažiūrėkim, kaip dabar sveika valgyti rytais avižinę košę. Jinai ten tos avižinės košės grūdelių paberia, ten dar kažką pasižiūri ir aparatas sureaguoja, rodo, kad man netinka, man uždegiminius procesus kelia ta košė. Ir realiai aš ją žiūrėti nenoriu, aš negaliu avižinės košės valgyti. Šiaip aplamai košių visų ten tų angliavandenių aš nenoriu, man ne. Aš valgau viską, ką tuo metu noriu. Būna dienų, kad suvalgau 2 bananus ir man yra gerai. Būna dienų, kad aš valgau ten mėsos kepsnelius su ryžiais, salotom ir man labai yra gerai. Būna, kad pas draugus išsikepam šašlykų ir labai gerai. Būna dienų, kad aš nieko nenoriu, valgau ten vėl salotas ir visa kita, arba ten ateina ruduo, noriu raugintų kopūstų, raugintų agurkų, ten kažkokių riešutų ir panašiai. Pas mane labiau toks intuityvus sezoninis maitinimasis ir man yra gerai. Tai ir jum, kaip sakant, linkiu įsigilinti, įsiklausyti į savo kūną, ką jisai sako ir atsakyti savo į klausimą, o kas jum asmeniškai yra gerai. Taip, toliau eina klausimai. Čia kai dirbi su žmonėm ir turi problemų ir atrodo, kad turi būti tobula. Tai per šitą aš irgi esu praėjusi, kada man atrodė, kai aš pradėjau paskaitas vesti, stovyklas daryti, kad pas mane pačią ne viskas yra sutvarkyta, dar aš turiu problemų, turi vaikai ligų, turi dar kažkas, ten santykiai, gal kažkas dar netobuli ir aš pati netobula dar, tai kaip aš čia galiu kažkam kažką aiškinti, ką kažkas turi daryti. Ir aš supratau, kad tai kalbėjo mano, ar tai ego, ar puikybė, noras būti tai tobulai. Ir atėjo tas supratimas, kad nebūsiu aš niekad tobula, nebūsiu niekad ten super duper kažkas tai. Aš galiu padėti tiems ir tiek, kiek pati jau praėjau. Ir pas mane į paskaitas neteis žmonės tie, kuriems aš negaliu nieko pasakyti, kur negaliu nieko pasidalinti. Tiesiog neteis, nes tai yra traukos, visatos traukos dėsnis. Pas mane ateis ir mane pamatys ir ras tie žmonės, kurie rezonuoja, kuriem galiu kažką pasakyti, patarti, pasidalinti, kurie supras, ką aš sakau. Ir tokių tikrai nebuvo, kad būtų kažkas kažko paklausę ir aš nežinau, ką atsakyti, arba tos patirties neturėjau. Dabar net galvoju, gal. Tiesiog neužkliuvo man, neužsifiksavo. Ir tas noras prieš kitus atrodyti, sakykime, jau čia mokytoja, aš čia negaliu klysti ir visa kita. Tai yra ta pati kaukė, kuri gali sukelti spuogus ar dar kažką, nežinau. Aš nesu tobula, aš visą laiką, kai aš esu žmogus, aš galiu klysti, galiu nežinoti, galiu prasileisti, galiu sirgti, mano vaikai gali sirgti. Esmė ne tai, kad kas mane ištinka, esmė, o kaip aš į tai reaguoju ir kaip iš to išeinu. Tuo aš ir galiu pasidalinti. Kaip aš išsprendžiau vieną savo problemą, kitą, kaip aš iš to išėjau. Man buvo taip, man buvo labai sunku, kai prieš 10 metų dukra nuslinko plaukai, liko be plaukų. Aš 2 savaitės į žmonės neišėjau, nes taigi aš čia tokia, aš pasveikau, aš viską žinau ir savo dukrai padėti negaliu. O, vau, koks susireikšminimas, koks ego, žinai, Bet kai aš tą jau suvirškinau, prasisuko ta situacija visa ir supratau tuos dalykus, kad tos situacijos yra tam, kad aš kažką išmokčiau, kad suvokčiau. Ir dukra, kai pradėjo kalbėti, kad svarbu ne kas ant galvos, o kas širdelėje gyvena. Tada sėdi verki ir galvo tikrai, bet svarbiausia, o kas širdelėje gyvena. Ir joje gyvena daug gerų dalykų, tik juos reikia nebijoti, transliuoti, rodyti, pripažinti ir savo tą silpnumą, ar nemokėjimą, ar nežinojimą. Ir man faina tuo dalintis, tuo keliu, ką mes patyrėm eidamos, kokius virsmus praėjom ir dukra, ir dėl to savo plikumo
Mes ir į Siciliją skridom fotografuotis, dalyvavo, jinai ten parodose, jos nuotraukos buvo ir Šveicarijoje buvo atrinkta ten projektui pasauliniui ir filmavosi klipę. Jinai tiek daug patyrė per visą tą savo tokį būvį, kad jinai priėmė save tokią, kokia jinai yra. Ir kiekvienam yra labai svarbu priimti save tokį, koks mes esam, su savo klaidom, nežinomis ir nebijoti ištransliuoti, kad aš dabar šito nežinau dalyko, aš nežinau, ką tau pasakyti, nežinau, ką tau patarti. Aš tiesiog suklydau, ar ne? Aišku, buvo sunku, kai ir sūnus susirgo diabetu ir žemė išslydo iš po kojų, ten irgi kelias savaitės buvo sunku, bet sūnus susirgo rugsėjo gale, ligoninėje gulėjo, grįžom iš ligoninės, po savaitės man buvo stovykla Alicantėje su moterimis, o man žemė iš po kojų išslydus, aš mintyse tokiuose, kad man viską mesti reikia, kad nebedaryti jokių čia mokymų, nes ką aš galiu kažkam papasakoti, jeigu pati nesužiūrėjau savo vaiko situacijos. Ir čia vėlgi yra susireikšminimas, vėl yra ego puikybė. Ne aš viską galiu sužiūrėti, jie ateina irgi su savo situacijom, su savo gyvenimo planais ir tikslais, su savo reikiamom patirtim susirinkti. Kas aš tokia, kad aš juos ten kažkaip tai tvarkyčiau. 10 metų vad dukrai negalėjau padėti, jinai pati pamatė savo praeitą gyvenimą, pati išsisprendė jį, su mano pagalba vedimu, bet jinai pati tą turėjo pamatyti, o ne aš kažkaip čia pradirbti ir jai plaukai auga. Tai aš tikiu, kad ir sūnus, jisai supras savo šitas priežastis susirgimo, aš galiu tik palaikyti, padėti būti šalia ir priimti tą situaciją ne kaip tragediją gyvenimo, o kaip galimybę užaugti. Tai va, tokie tie reikalai ir tas, kai gėda kažką sakyti, padaryti, aš tik žinau tai, kai aš išsilaisvinau, kai aš viešai parašiau kažką apie save jau, apie tikrąją padėtį, kad pas mane nėra viskas tobulai. Kai aš pradėjau atvirai transliuoti Facebook'e, rašyti postus apie savo matymus, apie savo požiūrį, aš išsilaisvinau, man nebereikėjo jau vaidinti kažkokių kaukių dėlioti ir tai yra taip lengva, taip išlengvina. Tai kiekviena irgi pamastymui pasižiūrėti, kiek mes turim savyje kaukių. Paprašykit jums suprantamų būdų, kad parodytų, kiek kaukių nešiojat, kokius šarvus užsidėję, kokias apsaugas užsidėję. Apsaugos ir kaukiais reiškia, kad viduj trūksta saugumo jausmo, kad aš nesijaučiu gerai, kad aš nesijaučiu saugiai. Ir tą irgi reikia susitvarkyti, nes tas krūvis, svoris, jisai slegia, jisai neleidžia prasiskleisti, neleidžia būti pilnatvėj. Iš pradžių ir aš į paskaitas eidavau užsidėjus apsaugas, jau dabar seniai to nebedarau ir nesidedu jokių apsaugų. Daug kas sako, kad oi, ten gali pakenkti, nužiūrėti, pasiūsti ten strėlių kažkokių, dar kažko. Taip gali, jeigu yra pas mane viduje praėjimų, jeigu aš bijau, jeigu aš nepasitikiu savim, jeigu aš abejoju tuo, ką sakau. Pilies vartai atsidaro, aš pati juos atidarau iš vidaus ir tada jau meskit jūs mane akmenys ir tie akmenys pataikys. Taip, man skaudės, man tas dar kažkas, nes man rūpės. Bet jeigu aš viduj kalbu iš dūšios, jeigu aš pasitikiu savimi, jeigu aš nebijau kritikos, nebijau, kad kažkas pasakys, ką jinai čia durniai nusišneka, man zin visiškai. Aš tiesiog sakau, kaip man atrodo, kaip aš jaučiu, darau, ką jaučiu, kad reikia daryti. Pilies vartai uždaryti, niekas jokie akmenys nesužeis, tai kam tada tų apsaugų kažkokių dar užsikrauti? Per tas apsaugas nefunkcionuoja, necirkuliuoja energijos, nei aš tiek galiu duoti, nei aš galiu tiek pajausti, priimti, ką man siunčia. Tai čia viskas vėl atsiremia į tą pasitikėjimą savimi, buvimą savimi ir kitus dalykus, kurie yra svarbus. Tai šiandienai tiek. Ačiū visom žiūrėjusioms, jeigu visada bus klausimų, galite rašyti ir labai gera sulaukti pasidalinimų, kaip suveikia tie pradirbimai. Ir šiandien gavau ir į asmeninę žinutę labai fainą pasidalinimą apie gimdos valymą. Taip smagu žinoti, kad tai veikia, kad ir kitom tai suveikia. Jeigu kam neišeina, neveikia, rašykite, kad ir asmeniškai pradirbsim, pasižiūrėsim, kas negerai, ko trūksta galbūt dar, ar kelkit klausimus ir kitoms bus aktualu. Tai kam gero vakaro, kam geros likusios dienos ir ate.